Sveiki draugai, na kągi, rugpjūčio mėnuo, atvykau į Punios tvenkinį, didelėžuvis.lt. Šiandieną šiek tiek užsivėlinau, atvykau čia 5 valandą, dabar jau turim 7, nieko nesišėriau, taigi laikas šiek tiek spaudžia, reikia eiti pasidaryti pašarą. Iš lūkesčių kažko labai daug nesikūriau, norėčiau pasveikinti bent su viena žuvim. Labai būčiau laimingas, jeigu tai būtų eršketas. Taigi nieko nelaukiu ir einu šertis, pombint ir pasimatysime truputį vėliau. Ką tik praėjo kokios 2 minutės po spombinimo. Iš karto turim kibimą. Na, įdomu. Kas čia su mumis pasisveikins? Suveikia sorso boilis, tiesiog šeriminis. Na, pasirodyk. Oho. Galbūt amūras, nes prie kranto iškart. Oho, kiek jėgos turi. Eina sau. Daro, ką nori. Visiškai. Nagi, pasirodyk. Matau, kad karpis. Tikrai nemažas. Visiškai nekyla man dugno. Štai, pasirodė. Nagėtik. Turim. Lūpa visa išrauta. Gavęs jau ne vieną kablį matos. Ir ne 2. Oi, smagu. 9 minutės kovos. Kas įdomiausia? Po spombinimo praėjo gal 3 minutės, nedaugiau.
Ir iš karto laimikis. Oi, geras. Oi. Dezinfekuojam žaizdą. Na viskas, aš jau patenkintas. Nežinau, kiek praėjo. Galbūt 2 valandos žvejybos, kol užmečiau. Gal valandą tik tais. Aš jau džiaugiuosi. Pirma žuvis lėkšte. Oi. Ramiai. Oi. Ramiai. Žiūrim, ar daugiau žaizdelių neturi. Jau ką visą laiką reikia dezinfekuoti. Kadangi atvykau vienas, tai nuotraukos nelabai pasidarysiu. Bet parodyti jums jį privalau. Oi, gerai. Dar visas piktas. Nurimk. Na štai. Na, sakyčiau, koks 15 tikrai bus. Keturiolika su pusė. Maišas, jei gerai atsimenu, sveria apie 1,5. Kaip pirmas karpis tikrai, manau, įspūdingas. Džiaugiuosi. Taigi atėjo laikas pašnekėti ir apie šeriminę bazę. Kadangi žvejoju 2 taškuose, tai naudosiu kiekvienam taškui skirtingus boilius. Viename iš taškų naudoju Dinamito Sorso boilius 18 mm, kitame Aiki Bites Monster Redo. Taipogi į pašarą dedu Sorso 8 ir 4 mm peletės, truputį tigrinio riešuto ir žinoma kanapės. Kadangi pasišėriau, persimečiau meškeres, tai turiu laiko pašnekėti apie vakar naktį. Tai iš viso turėjau 3 kibimus. 2 iš spoto po dešinę, 1 iš vidurinio spoto. Tai pirmą karpį realizavau. Sekantis atitrūko ar išspjovė, manau, dėl per trumpo pavadėlio. Ir 3 kibimas buvo vėlgi iš dešinės meškerės ant Sorso boilio, kaip ir prieš tai. Tai žuvis nėrė po medžiu. Turim 3 sektoriui įkritusi medį, ar ten šakos, dar nespėjau pasižiūrėti. Tai ko pasekoje turėjau nutraukti valą. Šiaip visai esu patenkintas, jau 3 kibimai perskaityk per vieną naktį, tai visai neblogai. Na, dabar reikia rištis kažkokius PVA, pasiruošti vakarui, kad nereikėtų po to visą laiką stresuoti, kad kažko nespėjai. Na, ir tikiuosi apturėti dar keletą kibimų bent jau.
Na štai turim antrą laimikę graibšte. Oi, kaip gražiai. Į apatinę lūpą. Dirbo Monster Redo wafteriukas. Pakynam žaizdą. Vienas toks įdomus pastebėjimas, kad punioj prie kranto ypač, jie nenori kilt visiškai. Parsitempt lengva, bet prie pat kranto duoda fejerverkų jie. Na ką, antras punios laimikis. Gražus. Ką, pasveriam greit ir paleisim. Sumaišau lygiai 10 kg. Tai bus apie 8,5. Reikės pasvert maišą, neatsimenu tiksliai, kiek maišas sveria. Na ką, dar vienas kibimas. Padarė žvakę, tai galbūt erškėtas. Būčiau labai laimingas. Lengvai traukęs į krantą. Kitam krante žvejai irgi turi kibimą. Taip, erškėtas. Dabar jau matau. Svajonė įsipildė. Bando kirst valus. Kaip nesinori. Oho, jėgos kiek. Eik tu savo. Monstriška jėga. Atrodo, jau buvau prisitraukęs prie kranto. Dieve, kiek jėgos. Eik tu savo. Turim. Yes. Labai džiaugiuosi.
Jas. Spūdingo grožio žuvis. Pirma pažintis. Žiauriai džiaugiuosi. Dėl jo ir atvažiavau į Pūnę. O ir svoris irgi jaučiaus nemažas. Aso. Pilnas jėgų. Įspūdingas. Negaliu. Wow. Į matą netelpa. Gerai. Noriu parodyti ir jums. Oi. Štai. Kokia grožia. Žuvis. Eina savo. Gerai, nekankinam. Pasidarom nuotrauką. Paleisiu. Sumaišu. Lygiai 18. Tai bus 16 kilogramų. Erškėtas. Geras. Pamokromus biškį. Opa. Na štai. Koks gražus. Kirpiukas. 11 kilogramų. Sportininkas. Einam paleist. Prikėlė iš miegų, tik buvau užmigęs. Na, bet vis tiek smagu. Ai. Visas piktas. Matau, pirmam sektoriui taipogi kibimas. Aš jums jį parodysiu. Aba. Ala, štai. Ai. Naktinis raugužis. Oh. 12,5 kilogramo. Visai neblogai. Galbūt ateis dar didesnis. Nors piktas šitas. Labas rytas. Na kągi, turėjau tikrai neramią naktį. Daug veiksmo. Iš viso 4 kibimai. 2 atsirado krante. 1 parsitempiau už kažkieno sistemos nutrauktos. Greičiausiai karpis buvo pasigavęs pavadėlį. Praplaukė pro mano valą, kas mane nuliūdino, nes dar miegojau. Galvojau, kibimas, o čia va toks va. Už kažkieno kito. Na, bet nieko. Taipogi 1 kibimą turėjau tikrai agresyvų. Dar man taip nėra buvę. Žuvis visiškai atlenkė kablį. Tai turbūt buvo kažkas jau didesnį įsikabinę. Šiandien jau nebešersiu. Pasiruošiau tik tais PVA. Pažiūrėsiu, gal bus kažkur šuolių, pamedžiosiu karpius tokiu būdu. Realiai
tikslas įvykdytas. Vakar pagavau 16 kg eršketą. Galima sakyti, dėl jo čia ir atvažiavau. Nesu niekad ištraukęs jo. Norėjau susipažinti. Bendrai, paėmus visas 2 paras, tai tikrai veiksmo buvo pakankamai. Tikrai džiaugiuosi. Žvejojau 2 taškuose, tai abudu taškai veikia. Vienas labiau, kitas mažiau. Daug, žinoma, ir schodų buvo. Dalis tų schodų, manau, dėl mano kaltės, dėl mano patingėjimo. Bet būsiu išmokęs pamoką, kad ko gero tikrai reikia po kiekvieno kibimo keisti pavadį. Kabliai būna nebe tokie aštrus jau. Jau dabar net nesuskaičiuoju, kiek žuvų parsitempiau krantą. Spėčiau apie kokias 5-6. Reziume, tai tikrai esu patenkintas. Tikrai gavosi gera žvejyba. Atvykau su mažais lūkesčiais. Išvažiuoju tikrai su gan neblogu rezultatu. Taigi liko dar kelios valandos iki išvažiavimo. Pradėsiu dėliotis daiktus. Na vis tiek, tikiuosi, dar pasimatysime prie mato. Dar norėtus bent vieną ištraukti, gal kokį didesnį karpį. Na, o jeigu ne, tai iki kito video.